Labas, mano mielosios merginos. Šiandien mes susitikome su jumis pakalbėti apie svarbius dalykus. Mes su jumis kalbėsime apie tai, kaip sulieknėti ir papasakosime apie 3 lengviausius būdus sulieknėti. Ir svarbiausia, kad sulieknėti, ne tiesiog sulieknėti, ten, sakykime, dabar per mėnesį 4, 5, 6, 7 kg atsikratyti ir po to priaugti po 3 mėnesių. Sulieknėti negrįžtamai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad padaryti taip, pakeisti savo mitybos įpročius, pakeisti savo mąstymą, pakeisti savo sportą, savo aktyvumą taip ir savo gyvenimo būdą taip, kad jūs sulieknėtumėte čia ir dabar visam laikui. Pavyzdžiui, dabar jūs turite jūsų manimų 20 nereikalingų kilogramų, mūsų šio seminaro dėka jūs sužinot, kaip atsikratyti tų kilogramų kokių 20, sakykime, ne per 3, 4, 5 mėnesius, priklausomai nuo jūsų svorio, ir po to, kad jūsų tas svoris niekada nesugrįžtų. Nes numesti 20, po to priaugti 25, žinokit, nėra taip sudėtinga. Yra sudėtingiau numesti 20 ir kad po to neliktų. Būtent todėl reikia pakeisti savo gyvenimo būdą, apie kurį mes šiandien su jumis ir kalbėsime šio seminaro metu. Atskleisiu paslaptį, kad viskas iš pradžių atrodo daug baisiau, nei yra iš tikrųjų. Mes išbandėme savo gyvenime daug įvairių programų, daug įvairių būdų ir mes atradom tą auksinį viduriuką, kuris leidžia sulieknėti, pasiekti rezultatų ir išlaikyti juos. Tiesiog šiek tiek pakeitų savo gyvenimo būdą, be jokių kraštutinumų, nes mes visi norim gyventi gyvenimą. Tai šiandien mes su jumis apie tai ir pakalbėsime. Jeigu jums patinka šito seminaro idėja, būtinai parašykite jau dabar komentaruose įdomu ir paspauskite būtinai like. Kiekvienas jūsų laikas, kiekvienas jūsų paspaudimas ir komentaras padeda mums pasiekti vis didesnį auditoriją ir daugiau moterų padėti sulieknėti, tapti stipresniem, sveikatingesniem, sveikesniem. Pritaikyti visą tai ir savo šeimai, ir savo šeimos nariams, ir kad jie taip pat taptų sveikesni, stipresni ir atsparesni įvairiausiams virusams, susirgymams, depresijai ir visiems kitiems dalykams, kurie pas mus yra, jeigu mes prastai gyvename, turime prastus maisto įpročius, esame nelaimingi, nepatenkinti, plus išorė susideda ir galų gale mes sėdim ir galvojam, nieko nesinori daryti, iš vis gyventi nesinori. Tai mes šiandien kalbėsime apie tuos būdus, kurie padės jums pakeisti jūsų gyvenimą į gerą. Taigi pradedam? Taip, taigi trumpai apie mus, be abejo, seminaro vedėjus, tai aš trumpai apie savo žmoną Anastasiją, 34 metai, dirba su klientėm nuo 2015 metų, tai reiškia jau daugiau negu 10 metų, daugiau negu 8000 patenkintų klientų, VDU ekonomikos bakalauras plus sporto diplomas. Mano vyras, Vadimas Zizas, 36 metų, dirba su klientais nuo 2012 metų, 8000 plus patenkintų klientų, užbaigęs mokslus VDU ir užbaigęs Didžiojoje Britanijoje Neil Hill Academy. Be abejo, kad geriausiai už mūsų darbus kalba ne skaičiai, ne diplomai, o būtent mūsų klientų rezultatai. Šitame video jūs matote, kaip pasikeitė mūsų nuostabios klientės, kokių rezultatų jos pasiekė. Ir aš jums dar kartą kartuoju, kad visa tai yra pasiekta be kraštutinumų. Tiesiog šiek tiek susitvarkius su mityba, šiek tiek įtraukus aktyvumo į savo gyvenimą. Parašykite komentarus, o dabar jūs matote šitą video. Ar norėtumėt sulieknėti taip pat, kaip sulieknėjo šitos nuostabios moteris, būtent Anastasijos sporto ir mitybos programų dėka. Parašykite, ar jūs norėtumėte šiuos metus pradėti taip stipriai, kad vasarai jau būtų negėda nusirengti, kad galima būtų nuvažiuoti prie jūros arba prie ežero, kažkur praleisti gerai laiką ir negalvoti, plemba, čia tampres reikia užsidėti, bet karšta plus 32, bet galima būtų užsidėti maudimuką, bet kažkaip nelabai patogu, gėda nusirengti ir taip toliau. Parašykite komentaruose, ar jūs norite sulieknėti šiai vasarai, nes jeigu jūs norite sulieknėti šiai vasarai, reikia pradėti čia ir dabar. Iki vasaros dar pas mus pilna laiko, taip kad būtinai suspėsite. Aš ne per seniausiai gavau žinutę nuo savo būsimos klientės, jau tapo klientė po mūsų susirašinėjimo, kuri parašė man, jog žinot, Anastasija, kažkaip pavasarį ir vasarį yra lengviau motyvuoti save, siekti rezultatų, tačiau žiemą ir rudenį tai yra padaryti sudėtingiau. Ir iš tikrųjų taip ir yra, nes rudenį ir žiemą mes pasislepiam po drabužiais, niekas nieko nemato ir mes jaučiamės saugiau, bet kai ateina pavasaris ir vasara, ateina laikas nusirengti šiek tiek, apsinuoginti, jau norisi užsidėti sijoną, suknelę ir tada jau pradedi galvoti, kad kodėl aš anksčiau nepradėjau savo pokyčius, kodėl aš laiku nesusėmiau ir nepasiekiau tokių rezultatų, kokį norėjau, kad dabar jaučiuosi geriau. Tai mergaitės, reikia pradėti dabar, kad paskui jūs galėtumėt negalvoti apie šitus dalykus. 100%. Pradėti reikia dabar, nieko nelaukti. Norit pasiruošti vasarą, reikia pradėti žiemą, dar geriau rudenį, bet rudenį jūs jau nepradėjot.
Čia yra tas momentas, tai yra ženklas. Vat jūs žiūrite šitą video, tai reiškia, jums tai yra ženklas, kad reikia pradėti dabar. Taip kad pradedam žiūrėti šiandienos mūsų seminarą ir šiandien jūs jo metu sužinosite. Visų pirma, apie 3 svorio augimo priežastis, jūs sužinosite apie 3 svorio metimo paslaptis ir taip pat jūs gausite aišku planą, kaip sulieknėti ir išlaikyti tą svorį. Kaip ir minėjau, sulieknėti 10 kg nėra sudėtinga, tiesiog nevalgom 5 dienas ir viskas, o 10 kg atsikračiau. Po to viskas grįžta +2. Tai jau reikia atsikratyti ne 10, bet 12 kg. Mes taip nenorim, mums reikia atsikratyti tikrų riebalų, kad mes atrodytum ir jaustumėmės geriau. Ir paskui jau žinotumėt, ką daryti, kad išlaikyti tą svorį. Atsikratėt ir jį reikia išlaikyti. 100%. Bet prieš tai visas dėmesys mums reikalingas čia. Mes padarėm nuostabią prezentaciją, viskuo su jumis pasidalinsim, bet iš jūsų prašom tik tai vieno. Jūsų valiuta, kurią jūs mums šiandien galite sumokėti, tai yra jūsų dėmesys. Ne telefonai, kaip matot, mūsų stalas yra tuščias. Nėra nei telefonų, nei planšečių, nieko, kas mums trukdytų su jumis bendrauti ir pasidalinti tą informaciją. Iš jūsų pačių to paties mes prašome. Telefonų, kad niekas netrukdytų jums, visas dėmesys čia artimiausias 30 minučių, kad praleistumėt jūs su mumis ir būtinai parašykite komentaruose, ar sutarėt. Jeigu sutarėm, tada rašykite šitą žodį komentaruose. Sutarėm ir mes su jumis pradedam. Važiuojam. Iš pradžių pradėsiu aš nuo to, kaip priaugamas yra svoris. Reikia nustoti save gėdinti dėl to, kad jūs turite viršsvorį, nes tai yra kelias į niekur. Taip jūs, dabar nutukusiu, taip jūs galite pasakyti, aš stora, aš tenais turiu tiek celiulitų, tiek riebalų turiu, taip ir taip atrodo rankos, arba ten pilvas, arba šlaunis, užpakalis ir taip toliau, galbūt veidas ištinės. Nėra prasmės jokios save gėdinti. Yra kaip yra, viskas, rezultatas yra koks yra. Tai, kad jūs kiekvieną kartą, kai prieinat prie veidrodžio ir save gėdėt, įvaro dar daugiau savo gėdos, tai jums nepadeda atsikratyti. Atvirkščiai, jūs galvojate, plempa, tai jeigu aš tokia negraži, stora, celiulitos turiu ir tiek toliau, tai aš reiškia nieko nesu verta. Tai yra visiška netiesa. Tai ženklas ir žingsnis numeris 1, reikia nustoti save gėdinti. Bet taip pat yra tai vadinamas užburtas gėdos ratas. Pasižiūrėkite dabar, prašau, į ekranus. Visų pirma, jūs priaugate viršsvoriu. Rezultatas koks yra? Turite viršsvoriu 20 kg, pavyzdžiui. Jums už tai gėda ir jūs už tai kaltinat save. Jūs supratot, kad tai kaltinamai, tai yra jums, kadangi, kaip ir minėjau prieš tai, negraži, stora, riebaluota ir taip toliau, visi šitie epitetai. Ar tokiam žmogui kažko reikia? Ar tokiam žmogui reikia gražesnių rūbų? Ar tokiam žmogui reikia geresnių atostogų, šeimos, draugų, geresnio uždarbio, geresnio vadovo, galbūt nuo savo verslo veiklos ir taip toliau? Ne, nes jūs pati savęs nemylit. Jeigu jūs savęs nemylit, tai reiškia, jums, jūsų pačių protų, jums nieko ir nereikia. Pasižiūrėkite į save, jūs esat nieko verta, jūsų pačių žodžiais. Jūs niekaip nenorit puoselėti tos meilės savo. Kai jūs tik tai jaučiat neapykantą savo ir savo kūnui, čia apie jokią meilę mes negalim kalbėti. Ir mes tai kalbam ne dėl to, kad mes čia išsigalvojam. Mums rašom, ypač Anastasija rašo žinutės moteris, kurios save tokiais epitetais vadina tose žinutėse, kad mes esam šokiruoti. Iš tikrųjų, aš tokia ir tokia, aš taip ir taip padariau. Ir žmogus apie save rašo. Taip. Tai tokiam žmogui, jo manimu, nieko daugiau papildomai nereikia. Aš neverta meilės, gražių akimirkų, dalykų ir laimės. Po to eina sekantis žingsnis, koks jau skirtumas, kiek jau sveriu. Tai žiūrėkit, jau sveriu +20 nereikalingų kilogramų, tai koks skirtumas, jeigu bus +22, +25, +27, +30. 30 perkompiai, 35, 40. Jau nėra skirtumo, ar jūs turit papildomų 20 arba 30 kg jūsų pačios nuomonė. Ir tai yra neteisingai. Tada jūs valgote dar daugiau, nes skirtumo nėra ir jūs vėl priaugote to viršsvorį. Ir vėl jums gėda, jūs kaltinat save, pažiūrėk kokia stora, kaip kiaulė atrodai, vis valgai, negali sustoti, esi silpnas žmogus. Ir lygiai tas pats, jums nieko nereikia, koks jūs skirtumas kiek kilogramų ir dar 5 kg prisideda, po to dar 5. Ir taip su metais, per 10 papildomų metų prisideda dar kokie 20 kg. Žiūrėk, kad jau sudėtinga ir batus užsirišti, ir pasivaikščioti, ir su vaikais arba su anūkais pažaisti, arba tiesiog išeiti į lauką ir pasivaikščioti, nes jaučiat pastovų dusulį. O viskas prasidėjo tada. Tai dėl to ir sakau, kad šis video yra jums ženklas, kad jūs jį įsijungęs ne šiaip savo, jūs žiūrite jį su prasme. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs jį įsijungėte. Taip, jeigu jūs įsijungėte šį video, reiškia, jums to reikia, jums tai yra svarbi tema, jūs apie tai galvojat, galbūt ne kasdien, o galbūt kasdien, kai atsigulate į lovą, jūs pagalvojat, kad kaip aš norėčiau pokyčių, bet aš nežinau, kaip pradėti, man yra sunku, man neužtenka žinių, aš nežinau, kokiais planais vadovautis.
Jeigu jūs esate čia, reiškia, jums tai yra įdomu, jums tai yra aktualu. Taip. Ir judam tada prie sekančio užburto jau svorio augimo rato. Visų pirma, tai jums nepatinka, kaip atrodot. Normalu, aš manau, kad 80% moterų turbūt... Man atrodo daugiau moterų. Prie veidrodžio visada priėjus atras prie ko prikipti. Akis netaip padažyta, čia plaukai netaip guli, dar kažkas. Bet kas liečia kūno, tai aš nuoširdžiai sakau, aš nei vienos moters nežinau, kuri pasakytų, kad yra visiškai patenkinta savo kūnu. Visada arba čia per daug, arba ant pilvo per daug, ant šonų per daug, čia kojos per storas, čia užpakaliukas per didelis arba per mažas, čia kažkokias rankos, viskas kaba. Visada moteris randa prie ko prikipti. Žinai, yra geras posakis, tobulumas tai gero priešas. Taip, mes siekiant tobulumo prarandam tai, kas yra gera. Iš tikrųjų, tada, kada žmogus siekia tobulumo, aš noriu tobulai atrodyti, noriu tobulos figūros, noriu tobulos šeimos, noriu tobulo uždarbio, veiklos ir taip toliau. Ir mes tada nematom, ką iš tikrųjų turim, nesam už tai dėkingi. Ir, žiūrėkit, paimkim tai tada, jeigu 80% nepatinka moterų, kaip jos atrodo, 40% iš jų kaip minimum atmeskim, nes ten iš tikrųjų yra viskas tvarkoj, tiesiog savo prisigalvoja ir prašykit komentaruose, ar neretai savo pati prisigalvojat, kad per daug, per mažai, per stora, per plona, per daug, per mažai čianais yra kažko visko. Žinai, man atrodo, kad moteriai pačiai sunku įvertinti save, bet jeigu draugės nuoširdžiai iš šono pasako, arba ten, nežinau, treneris dar kažkas pasako, kad viskas čia yra gerai, čia yra kitas dalykas. Moteriai reikia išgirsti iš šono, kad jai pasakytų, kad su jai yra viskas gerai, bet kad jinai pati save įvertintų taip, kaip yra, čia yra labai sudėtinga padaryti. Taip. Bet jūs prisiminkit, pavyzdžiui, nuotraukas savo, jeigu jūs atidarytumėt dabar 10 metų senumo nuotrauką ir pamatytumėt save, kokios jūs buvot, man atrodo, daugiau nei 80% moterų pasakys, aš buvau tokia kuda, aš buvau tokia graži, kaip man dabar grįžti prie to svorio, prie tos išvaizdos, bet jeigu 10 metų atgal mes jūsų paklaustumėm, ar tau patinka tavo išvaizda, labai daug moterų pasakytų, ne, čia reikia patobulinti, čia. Ko tu čia juokiais dabar? Aš kaltinu vyrus. Dėl ko? Nes vyrai ir jūs taip pat, čia ir vyrų, ir moterų yra per pus kaltė. Kada jūs vyro paklausėt, žiūrėk, aš ne per stora, o aš gerai atrodau. Ir jūs iš karto jį įvarot į tokias sąlygas, kad jeigu jisai jums pasakys tiesą, reiškia jisai blogas, jūsų nemyli ir taip toliau, žiūri tik tai kitas ir jūs esat jam nesvarbi. Bet jeigu jisai sumeluos, tai reiškia jisai jums pasako irgi netiesą. Aš jums pasakysiu taip, iš vyriškos pusės. Jeigu kai jūs nusirengėt ir jūsų vyras į jūs žiūri kaip katinas į sūrį, viskas su jūs. Į sūrį? Taip, į grietinę. Kaip pelė žiūri į sūrį, viskas yra, reiškia, gerai. Jeigu jisai tiesiog, jam net bloga pasidaro. Ta prasme, jeigu jūs nusirengėt ir jisai žiūri degančiom akim, kai jūs mato jūs nuogą arba vos apsirengiusi, patikėkit, viskas ok yra su jumis. Bet jeigu jisai jums sako, tu nustabiai prirengėjo, atrodo, bet kai jūs nusirengėt pasiti entuziazmo nulis, kažkas jau turbūt yra ne taip. Taip, kad vyrui pasakykit savo, klausyk, o tu gali man sąžininkai pasakyti, tiesiai šviesiai, kaip aš atrodo. Ir iš karto sakykite, aš neįsižeisiu, bet jūs negalite įsižeisti. Nes jeigu jisai pasakykit tiesą, aš neįsižeisiu, jisai pasako tiesą, o jūs iš karto bliaunat, rėkiat, nežinau, stiklinę jį metat ir taip toliau ir iš karto padedat skyrybų sutartį nutraukimo, tai... Aš jau įsivaizduoju tą vaizdą dabar po seminaro moteris prie vyro, dabar tau testas. Nusirengė. Bus patenkintas, super, sakys, zizų seminarus žiūrėk labiau, dažniau ir taip toliau, nes iš karto atėjai nuoga pas mane. Čia jūsų vyrams tikrai to reikia, taip kad eikit, nusirenkit po šio seminaro ir viskas bus ok. Gerai, tęsim. Tai jūsų manimu, jūs atrodot prastai, jums nepatinka, kaip jūs atrodot. Pradėt laikytis griežtos dietos. Vanduo, agurkai, ten, nežinau, melionų dieta. Grikių, labai populiari. Grikių dieta. Ir kefyro dieta. Tai yra vien tik tai grikius valgot. Dietos tai yra trumpalaikiai rezultatai, prisiminkite tai visada. Nes jūs negalit visą gyvenimą valgyti tik tai grikių ir gerti tik tai kefyrą. Ar galit? Nuoširdžiai pasakykit man. Ne, čia maksimum savaitę, maksimum galbūt 2 savaitės. Maksimum 2 valandas, man. Aš daugiau negaliu. Vieną kartą krikius pavalgai ir išverčiau, gal. Neįmanoma. Bet tai yra trumpalaikiai rezultatai. Taip, jie bus, bet čia yra trumpalaikiai. O jūs norit ilgalaikių rezultatų ir kad jūsų psichinė nuotaika, savijauta būtų stabili ir gera. O dietos nieko bendro su to neturi.
Patikėkit, nieko. Ir ten visada yra -10 + 2, tai reiškia +12 po to. Po to vėl -12 griežtesnė dieta +14. -14 +16 ir ten yra be galo ir be krašto. Be abejo, valgant tik tai grikius arba agurkus arba geriant tik tai kefyrą 3, 4, 5 dienas tik tai jaučiatės labai silpnai, trūksta energijos, jau nusirengti netgi nesinori, nei prieš save, nei prieš vyrą. Vyras nepatenkintas, visi nepatenkinti tada. Nedarykit to. Tada kas vyksta? Jūs jaučiatės asociali, kai draugės jūs kviečia į kavinę, varom tenais ar padarysim, ne, jūs su savim nešatės sloiką kefyro. Jūs tik tai jo šeikerį išsitraukėte ir išnės kefyrą gerite. Jie ten valgo, kažką kartą per savaitę susitinkat jūs su visom draugiam, jūs valgo tiramisų, kartą per savaitę, kas tame yra blogo, nesuprantu, o jūs gerit kefyrą. Nu tai jaučiatės tarsi asociali, tarsi iškritusi iš tos grupės. Negerai. Po to jūs numetat tuos kelis kilogramus, pervargus, grįžtat prie įprastos mitybos, kaip ir Ansas minėjo, nuolat negersit vien kefyro, vien tik tai grikių ar agurkų nevalgysit. Svoris grįžta su kaupu ir jūs nusivylusi žiūrite į veidrodį ir galvojate, bet taigi prieš savaitę buvo -10. Tiek save kankinau, jo. Buvo -10, o dabar +12. Ir ką dabar tada daryti? Ir tada ieškoti kaltinamųjų. Vyras kaltas, vaikas kaltas, dietologas kaltas, tas, kuris sukūrė tą programą kaltas. Baisiausia yra, kai jūs ne kaltų pradedat ieškoti, o pradedat savo sakyti, kad čia vėl tu nieko nesugebėjai padaryti, tau vėl nepavyko, tu nieko verta, imk tau ir dar ant viršaus torčiuką suvalgot. Tada ne +12, +14, nes tiesiog prikaupėt vandens per tą dieną, sekančią dieną, kai pasisvėrėt, +14 ir galvojat, oho, ir viskas. Ir tada padaro taip, asociacija pas jūs yra tipo sveika mityba, tipo sportas, lygų jūsų kefyro arba grikių dieta, lygų prasti rezultatai, numesti kilogramai, po to priaugti per 2 savaitės. Taip. Jūs sutapatinat vienas su kitu ir galvojat, tai sportas tiesiog yra ne man. Vat jūs pagal nutilimą po to galvojat, tai sportas ne man. Kaip aš tą frazę dažnai girdžiu, sportas ne man, jo. Bet žinot, kaip yra faina, kai tos moteris, kurios taip sakė, prisijungė prie mūsų, išbandė programos ir pasakė, Anastasija, aš atradau meilę sportui, aš nežinojau, kad galima taip. Aš nežinau, kad taip galima siekti rezultatų ir jie tikrai yra. Ir visiškai pakeitė savo nuomonę apie sportą. Tai yra visiškai netiesa, kad sportas yra, atsiprašau, skirtas ne jums, nes kai jūs gimėt, maži vaikai, jūs lakstot. Tupėt, prisitraukėt kažkur, laipėjot, lipat, šokat ir taip toliau. Nėra nei vieno vaiko, kur jūs paimtumėt kokį 4-metį, 5-metį ir sakytų, žinai, man atrodo, judėjimas yra ne man, bėgiojimas yra ne man, slėpinių žaidimas yra ne man. Žaisti, kas ką pagaus. Žaidimo aikštelę vaiką nuvežti, pažiūrėk, kas bus. Čia kažkaip ne man. Man geriau iš karto teliką. Man po 4 metų aš noriu tik tai teliką spaudinėti arba ten telefonę skrolinti ir viskas. Ne. Tai mes iš prigimties, mes norim lakstyti. Pas mus aktyvumas yra aukštas, pas mus energijos yra tiek daug, tai yra mumise, kiekviename iš mūsų. Dievas mūsų kūrė taip, kad mes būtumėm aktyvus. Bet po to prasideda telefonai, darbas, stresas, emocijos, jausmai ir visa kita užplūsta, plus kilogramai, plus maistas prastas, nežinojimas, ką valgyti, bam, ir jūs duobėjai. Bet mes norim, kad jūs išliptumėte iš tos duobės. Būtent todėl ir rašom šį seminarą. Taip. Taigi, užburtas svorio augimo ratas yra štai toks. Trečiasis, mano mėgiamiausias, turbūt yra užburtas palaikymo ratas, ne? Taip, pasižiūrėkime, kaip jisai atrodo, visas dėmesys prašau į ekraną. Beje, jeigu jūs įdomu, parašykit komentaruose. Jeigu jums yra informacija naudinga, parašykit komentaruose naudinga. Taigi, vyras pasako, kad jūs blogai atrodote. Aš visada sveikintinai jaučiuosi, kai vyrai sako, kad savo moterims, kad brangioji kažkaip prastai atrodo. Brangioji reikėtų susimti. Kodėl? Nes jis yra sąžiningas. Nėra nieko blogiau, kai santykiuose yra nesąžiningumas. Meluojat vienas kitam kažko nepasakot, norit, nepasakot savo pageidavimų, savo jausmų, savo emocijų ir kažkaip viskas kopės ir po to iš tikrųjų viskas sprogsta. Santykiuose reikia sakyti, kaip yra. Ir aš noriu pažymėti, kad moteris irgi turi teisę sakyti vyrams, kad klausyk, tu kažkaip truputį apsileidai. Davai susiimk. O dar geriau, davai susiimam dviesi. O, super. Čia iš vis idealu. Nes žiūrėkit, kada jūs susiimat dviesi, tai reiškia, pavyzdžiui, jūs dabar žiūrite mūsų šį seminarą, mes jums papasakosim, kaip sulieknėt ir jūs norėsite pakeisti savo gyvenimo būdą, pradėsite nuo mitybos. Ir nuo šiol vietoj kažkokių tai pusfabrikačių, koldūnų, čeburekų ir viso kito tiesiog nupirktų ir kepamų arba orkaitė pašildomų produktų ir patiekalų, jūs pradėsite gaminti sveiką, skanų, greitą maistą. Ir jūsų vyras automatiškai pradės valgyti jūsų sveiką, skanų, ką tik pagamintą maistą, o ne tą šlamštą. Tai jisai irgi prisijungs ir jūs jį galėsite paskatinti. Klausyk, aš dabar darau tą ir tą. Kaip tu norėjai, sorry, bet tipo čeburekų daugiau nebebus, arba pats gali keptis tos čeburekus, vietoj čeburekų pas mus bus. Jautina bus ryžiai, grikiai, salotos, bus vištiena, kalakutiena, žuvis,
ko tik tai panorėsi, nes mūsų mitybos planai yra labai platus. Taip. Ir jisai prisijungs, nes jisai kai pamatys, kad jūs skaniai maitinatės pati, kad jūs skaniai padaro tą maistą, tai jisai aišku, kad prisijungs, nes būtų turbūt gan kvailas vyras, kuris neprisijungtų prie skanaus gero maisto, kuris pakels jam testosteroną, kuris pakels jam vyriškumą, energiją pakels ir jūs abudu jausitės labiau geriau ir vienas kitą dar labiau mylėsit, akimis kaip minimum. Labai daug žmonių galvoja, kad jeigu sveika mityba, jeigu reikia kažkokio tai plano mitybos laikytis, tai čia bus labai neskanu, čia reikės tik tai savo gaminti, dar atskirai reikės visai šeimai gaminti. Atskleisiu jums paslaptį. Mano labai daug klienčių, aš procentaliai negaliu pasakyti kiek, bet aš žinau, kad labai daug klienčių jos man rašo žinutės ir sako, kad Anastasija, mano šeima pamėgo tą receptą, aną receptą, dabar šitie pusryčiai yra mūsų mėgstamiausi, visi valgo kartu. Ta prasme, nieko atskirai nereikia niekam gaminti, jūs tiesiog valgote kartu, tai yra įprastas, skanus maistas. Taip, jis yra šiek tiek pakoreguotas, bet visa šeima yra laiminga. Nieko atskirai šeimai gaminti jums nereikės, garantuoju. Aš galiu patvirtinti, nes valgom visi. Aš valgau, žmona valgo, sūnus valgo. 3-4 metai ir beveik 6 metai. Visi vienodai tą patį maistą valgom ir visiems skanu ir jokių nesąmonių mes nedarom. Taigi, jums vyras pasako, kad jūs blogai atrodote, jūs imatės veiksmų, jūs nustojat gaminti įprastą nesveiką maistą, vyras nepatenkintas, jums sunkiai sekasi laikyti sveikos mitybos vienai, kaip ir prieš tai minėjau, kad dauguma vyrų visiems pasiryš, bet yra tokių, kurie sakys, palauk, tai o kodėl mes čia valgėm čiaburėkus, pas mus buvo tradicija, kiekvieną vakarą prisivalgyti, o jūs sakot, ne, taigi neprisivalgom, žiūrėk, yra žymiai geresnė alternatyva. Ir tokie vyrai iš tikrųjų gali sugadinti, bet jums yra moteris, mielosios mano, labai svarbu vis vien laikyti, kaip sakoma Kardana, jums yra svarbu pačiai laikyti, bet kaip minimum tas pirmą savaitę, galbūt pirmas 2 savaitės, nes po to vyras pamatys, jisai visgi paragaus jūsų tą skanų maistą ir sakys, tai man jau tų čiaburėkų arba tų koldūnų nakčiai nebereikia. Bet užburtas ratas neretai būna štai toks, kuris yra pavaizduotas ekranuose. Ir jūs nutarėte tada grįžti prie įprasto gyvenimo, nes vyras nepatenkintas, vaikai nepatenkinti, nes jie yra įpratę ir jūs su jais nepasikalbėjote, jūs neparodėt savo pavyzdžių, kad jums tai patinka ir pavyko pasiekti rezultato ir jūs vėl grįžtat prie savo senojo. Ir lygiai tas pats sekasi, lygiai tą patį ratą mes sukam naujai ir naujai ir naujai. Aš norėčiau apginti čiaburėkus. Aš norėčiau apginti čiaburėkus, su jais nieko blogo nėra. Jas galima gaminti įvairiai. Čia kaip medis gina kirvį. Taip, tešla yra tešla, suprantu. Tiesiog šiek tiek daugiau mėsos įdedam. Geros mėsos, jautieną, pavyzdžiui, su vištiena sumaišome arba su kalakutiena. Sumaišome, įdedam į čiaburėką. Ir kai kepam, tai jis neturi plaukioti aliejų. Tiesiog gabaliuką sviesto padėjom po apačią, ant viršaus čiaburėką uždėjom, paskui apvertėm ir apkaipėm. Ir viskas. Ir čia visai normalus čiaburėkas gaunasi. Nu jeigu tokie 7 nakčiai. Aišku, taip, aš nerekomenduoju valgyti visą puodą nakčiai. Bet, o kaip sustoti? Bet. Čiaburėkai. Nu ką reiškia kaip sustoti? Čiaburėkai čia kaip saldainiai. Ne. Labai yra svarbu išmokti saiko. Reikia jausti, kai tau atėjo laikas sustoti, nepersivalgyti. Aišku, čia tokių dalykų reikia išmokti. Bet kaip išmokti, jeigu nebandyti? Bet su čiaburėkais viskas yra gerai, juos galima valgyti. Tik tai su saiku. Jo, aliejai, aš nežinau, paskutinį kartą aš kepiau čiaburėkus ir aš kepiau ant sviesto, ant mažo gabaliuko sviesto. Viskas puikiai iškepė, labai yra skanu. Žinot, kas yra su sviestu? Ir jie yra lengvi, o ne tokie sunkus, kai tu pavalgai, prisivalgai, nežinau, 2-3 suvalgai ir blogo. Aš pamenu, kai aš dar prieš kokių 10-15 metų visada žvengdavau, kai man mačiutė pasakydavo tam tikrus, tam tikras gyvenimo tiesas. Klausyk, nusimauk batus, kai esi, pas mus kaime, nusimauk batus, basom pavaikščiok, bus gerai. Nesąmonė, mačiutė, nenusimausiu batų. Reikia ant saulės pabūti, nesąmonė, su saulė viskas yra blogai. Reikia valgyk sviestas yra gerai akims. Ne, čia cholesterolis, čia blogai. Praeina 15 metų ir mes dabar sužinom, negali būti, kad sviestas, tikras sviestas, be jokių priemaišų, be palmių aliejų, su viso kito brūdo, tikras karvės pieno sviestas yra gerai pasirodo. Taip. Ir akims, ir odai, ir plaukams, ir hormonams, ir cholesterolių netgi yra gerai. Tiesiog tikro sviesto vietoj kažkokio šlamšto. Saulėgrąžų aliejus, rapsulė, tai yra šlamštas. O sviestas, paprastas, tikras sviestas, jo gabaliukas, super, kiaušinienę iškepti ant tokio sviesto, super.
Be kraštutinumų. Klausimas jums tada. Dabar žiūrėkit. Tai kaip tada jums sulieknėti, neprarasti santykių ir neišsikraustyti tiesiog iš proto? Ta prasme, atrodo neįmanoma, ne? Čia gal nepalaiko, čia meluoja, čia nesako tiesą, man pačiai sudėtinga, su draugiam susitikti negaliu, arba kai susitinku, tai jie mane demotyvuoja, jie sako, ką tu čia prisimei, aš iš vis pabandžiau kefyrų dietos, nepavyko, pabandysiu dabar agavų dietos, arba aloe vera dietos ir taip. Iš čia išgalvotas, jeigu ką. Jo, aloe veras nebandykit. Dieto. Kas ten žino? Visų dietų nebandykit. Tai yra šlamštas, rezultatas trumpalaikės ir labai prastas. Prašykit komentariuose, kaip? Nuo tokių dietų prasideda sutrikimai, valgymo sutrikimai, kurie paskui priveda prie tam tikrų baisių ligų. Niekam to nereikia, tiesiog subalansuota mytyba ir viskas su saiku be kraštutinumų. Norite suvalgyti pyragą, viskas yra tvarko, jūs galite suvalgyti tą pyragą. Nereikia valgyti visą. Gabaliukas nedidelis, norite nuvažiuoti, nežinau, kavos su draugė atsigersti, laiką viskas yra tvarko. Man labai dažnai rašo, o tai sakykite, o kavos galiu gerti? Nu tai aišku, kad galima. Negalima kavos, tai kažkaip per gyvenimas. Nu, tai aišku, čia be kraštutinumų, jokių kažkokių griežtų, baisių apribojimų. Mes norime gyventi, būti emociškai stabilios, būti geros nuotaikos, sveikos ir matyti rezultatus. Tiesiog subalansuoti reikia ir aš galiu jums padėti tai padaryti. Beje, ar jūs kada nors pastebėjote, kad brangesnėse kavinėse, ten kur yra desertai, tam tikri, atrodo, gabaliukas kažkoks toks pyragaitis, jisai gali kainuoti ten, kiek jisai kainuoja, 7 kokius eurus, ne? Kodėl jie tokie brangus? Atrodo, galima už 7 eurus arba už 10 eurų įsigyti gabalą Napoleono. Prasmė yra tame, kad tą gabaliuką, kai jūs įsigijat, jisai yra sukurtas šefų, profesionalų. Ir jūs tą gabaliuką suvalgot ir jūs tikrai prisivalgot to saldumo. Ir jums nereikia pusės kilogramo Napoleono. Taip, kad jeigu jūs valgote desertus, jūs arba pati pasigaminkite, nes tada žinot, kokie yra ingredientai. Tikras sviestas, aliejus geras, pavyzdžiui, alyvuogių ir taip toliau, ten kiaušiniai tikrai ir taip toliau. Arba jeigu jūs jau varot kažkur deserto, tai paimkite tą brangesnę kažkokią kavinę, ten kur tas desertas kainuos 7 eurus arba 5 eurus, net nedidelis gabaliukas. Bet patikėkite, jisai bus tokios koncentracijos ir ten bus tokia skonių įvairovė, kad jūs suvalgysite tą mažą gabaliuką ir realiai prisivalgysit. Ir nereikės to Napoleono, meduolio, dar kažko, medaus pyrago tenais tiesiog kramtyti pusę kilogramų, kur ten gausit 2000 kalorijų, pavyzdžiui. Taip, savikaina tokio deserto yra aukštesnė, bet jinai yra savikaina aukštesnė yra dėl to, nes ten yra geresni produktai įdėti, kurie yra sveikesni jūsų organizmui, geresni jūsų organizmui. Ir realiai prisivalgot. Nu realiai, prisimni, suvalgai mažiuką tokį, tiesiog. Iš Augamūro ateini, kažko nedidelį pasiimi, atrodo, kaip pusę suvalgai ir galvoju, o, čia jau vos neužtenka. Taip, kad patikėkite, ten ir mažiau kalorijų, ir mažiau cukraus, ir mažiau visko. Važiuojam toliau. Nesijaudinkit, jeigu jūs galvojate, kad iš tikrųjų sudėtinga, kaip čia, nuo ko čia pradėti, ką daryti ir taip toliau, mes žinome kaip, mes esam čia tam, kad jums padėti. Šis seminaras yra kurmas būtent jums, taip kad nepagalėkit dabar paspausti like, jeigu dar to nepadarėt prieš tai. Taigi, 3 paslaptys sulieknėti negrįžtamai. Visų pirma, tai mums reikia suprasti žmogaus psichologiją. Jums reikia surasti savąjį kodėl. Kodėl jūs norite pokyčių? Kam tie pokyčiai jums reikalingi? Ką jie jums tokio atneš? Kodėl jūs norite pokyčių? Kodėl jūs norite matyti geresnį, gražesnį atvaizdą veidrodėje? Kodėl jūs norite džiaugtis savimi? Kodėl jūs norite mylėti save? Ką jums tai duos? Ir ne tiesiog dėl to, kad tai yra madinga. Dėl to, kad tarsi suraskite tikrąją priežastį. Dėl to, kad negaliu su vaikais pažaisti. Dėl to, kad man gėda prieš draugės. Dėl to, kad man gėda prieš savo mažo vaiko arba jau paaugusio vaiko tėvus, ne? Gėda prieš kolegas, gėda prieš vyrą. Gal sveikatos problemos, negaliu pastot, esu nutukusi, negaliu padaryti to ir ano, noriu atostogų nuvažiuoti, negaliu važiuoti, gėda netgi važiuoti atostogų kokią nors Italiją arba Ispaniją nuskristų, kur dabar galima nuskristi už visišką skatiką, ten 70 eurų turbūt ir nuskrisite iki tos pačios Barcelonos, bet gėda dėl to, kad ten reikės nusirengti arba ten reikės apsirengti žymiai mažiau rūbų, nes ten yra gan karšta, ten su šortais reikės vaikščioti arba su dar kažko. Suraskite tikrąją priežastį. Neišgalvota kažkokia tai, bet tikrai kodėl surasti, nes tada jisai jūs ir motyvuos. Nes jeigu mes jums pasakysim, jums reikia sulieknėti, nes tai yra ne jūsų priežastis. Jums reikia pačiai suprasti tą priežastį, surasti tą priežastį. Kas bus, jeigu nepadarysit? Jūs turite suprasti, kas bus, jeigu jūs to nepadarysite. Kokios gali būti pasiekmes. Na, va, pavyzdžiui, kalbėjome apie sveikatą. Galbūt jūs negalit pilnavertiškai žaisti su savo vaikais, negalit
palakstyti su jais, pabėgioti, o vaikai trokšta to. Tai vad kas bus, jeigu jūs nepasieksit tų rezultatų? Negalėsit pilnavertiškai pažaisti su vaiku, negalėsit suteikti jam tokias laimės, kokios jis norėtų. Negalėsit pagerinti santykius su savo vyru, o galbūt išsaugoti santykius negalėsit. Arba sukurti. Taip, arba kažkas sukurti jo, jeigu kažkas neturi šeimos arba antrosios savo pusės, negalėsit sukurti, nes jūs jaučiate, kad tame yra problema. Jūs negalit į save žiūrėti su meile, tai kaip mes galim tikėtis, kad kažkas kitas žiūrės į mus su meile, kad įsimylės į mūsų emocijas, į mūsų savijautą, į mūsų išvaizdą. Nes sutikit su manimi, jog moteris tai nėra tik tai veidas, kūnas, formos jo, čia yra daugiau, kai vyras... Niekad nepagalvočiau. Kai vyras su moterimi bendrauja, jis, aš manau, kad pastebi daugiau nei tik tai jos išvaizdą. Emocijas pastebi? Žiūrint, kuris pasimatymas. Per pirmą mes tik tai žiūrime išvaizdą, mes tiesiog. Ne, 100% žiūri ir į emocijas, nes moteris, jinai skleidžia emocijas, tas, kurias jinai jaučia viduje. Ir jeigu jūs viduje esate nelaiminga ir nepatenkinta savimi, jūs negalit skleisti to seksualumo, patrauklumo, kažkokio tai ir meilės. Be abejo, mes labai jaučiam, kaip jūs patikėt save, taip pat kaip ir jūs ateinate į pasimatymą ir jūs žiūrit, kaip jisai atrodo, kaip jisai vaikšto, susikūprinis ar ne, kaip jisai ten gestikuliuoja ar ne, kaip jisai bendrauja su padavėjom arba kaip jisai su kitais žmonėmis bendrauja ir jūs realiai visą tai jaučiat. Na ir trečias punktas, tai labai svarbu jums surasti dabar, kur jūs realiai ieškosit palaikymų. O ta prasme, kur bus tie žmonės, kur jūs sakysit, blemba sudėtinga, negaliu, atrodo viskas jau nusirausiu, nafik viską metu ir taip toliau, kur jūs ieškosit to palaikymų. Aš tiksliai žinau, kad geriausias palaikymas yra visada tarp bendraminčių ir pas mus platformoje, mūsų programuose, Anastasija visą sporto metu, jinai visada užveda ir pamotyvuoja, sako, nesustokit, padarykim. Žinau, kad yra dienos, kada aš nenoriu sportuoti. Žinau, kad yra tada, aš netgi, Anastasija sako, aš, pavyzdžiui, dabar nenoriu netgi įrašinėti šį video, bet žinau, kad jūs laukiat, aš žinau, kad man pačiai reikia pasportuoti ir visada video pradžioje gali būti prastesnė nuotaika 100%. Ir po to 15 minučių praeina ir nuotaika iš karto pagerėja ir visada yra toks didžiulis atsidėkojimas, didžiulė padėka, kad jūs visgi pati prisiruošėt, įsijungėt tą treniruotę kartu su Anastasija namuose, pasportavot ir 99% tikimybė duodu, kad jūs tikrai pasijausite geriau ir nuotaika jūsų pakils. Taip, merginos, savo treniruočių metu aš maksimaliai stengiuosi suteikti jums palaikymo ir motyvacijos. Aš kalbu ne tik tai, kad davai, varom, darom, dar truputį, šaunolė, ne. Aš kalbu su jumis ir apie vidinius mūsų reikalus, kaip kartais mums reikia kovoti su savimi tam, kad peržengti tą tingėjimą, kartais nenorą daryti, nenorą stengtis. Aš padedu jums su to kovoti, kad jūs galėtumėt pagaliau pamatyti tuos savo rezultatus. Ir kiek aš matau, man gerai sekasi. 100%. Ir važiuojam prie sekančio punkto. Jums reikia suvokti, jog tinkamas laikas maistui turėtų būti šiek tiek kitoks, negu įpratęs yra įprastas žmogus. Įprastas žmogus dabar yra įpratęs prie ko? Atsibudo, 15 minučių jisai jau gali ir kavos atsigerti, ir pavalgyti, ir tą padaryti, ir desertą suvalgyti ir taip toliau. Prieš miegą taip pat. 10 val. Žiūrim filmą, krapstojam kažką, 10:30 mes jau atsigulam miegoti ir taip toliau. Supraskit, kad žmonija yra daug tūkstančių metų ir mes buvom sukurti ne tokiam valgymui. Mes buvom sukurti tam, kad mums reikėtų padaryti kažkokius tai veiksmus tam, kad mes gautumėm to maisto. Ką turiu minį? Iš pat ryto prisiminkite savo močiutę kokią nors kaime, kada buvot vaikai, kaime turbūt visi buvot pas savo močiutę, kurioje gyveno nuosavam name. Atsibudai, nuėjai, pasivaikščiojai, nuėjai galbūt tik tai tada iki daržo, nuskynei tą braškę ir ją suvalgiai. Nebuvo taip, kad atsibudai kaime, atidarei šaldytuvą, ten yra 3 kg jau maisto, jums jau paruošta ir taip toliau. Ką aš jums noriu tą pasakyti? Aš jums rekomenduočiau išbandyti štai tokį dalyką, kuris vadinasi protarpinis badavimas. Tai vienas geriausių būdų ir tai yra vienas natūraliausių būdų mums jaustis geriau, atrodyti geriau, sulieknėti ir sustiprinti savo organizmą ir imuninę sistemą. Kodėl? Todėl, kad tai yra mūsų prigimtyje valgyti ne 16 valandų per parą, o atvirkščiai. Mes su jumis turime pabandyti persijungti valgyti 8 valandas per parą, o 16 valandų nevalgyti. Pavyzdžiui, jūs pati pasirinkat, kada jums yra patogu. Tam, kad jums būtų lengviau, skaičiuokim su jumis, 15 valandų jūs nevalgot, 9 valandas jūs valgot. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių ryte, ane? Atsibūdot, pavyzdžiui, 6 arba 7, kol pati susiruošėt, kol vaikus suruošėt, kol nuvežat juos į mokyklą, darželį ar dar kažko, kol darbą nuvykstat, nespėjot papusryčiauti. Gerai.
Tada jūs atskaičiuojat savo, kad, pavyzdžiui, okei, 7 atsibudau arba 6 atsibudau, aš galėsiu pavalgyti, papusryčiauti realiai kokią 9 val. Ryto. Tai reiškia, nuo 9 val. Jūs atskaičiuojate 9 valandas į priekį, tai yra jūsų laiko tarpas, kada jūs galite valgyti. Tokiu būdu 9 val. Pirmą kartą pavalgyti, reiškia, paskutinis jūsų valgys bus 6 val. Ir tai bus super. Jūs suprasit, kad jūs norite valgyti labiau, jūs galvojate, kokį tą pirmą valgį padaryti, kokį tą paskutinį valgį savo pasidaryti, kaip labiau save palepinti, nes žinot, kad paskutinis valgys bus 6 val. Vakaro. Tuo metu 6 val. Jūs pavalgot, einat miegoti kokią 10 arba 11. Jūsų organizmas viską suvirškina, visas maistingas medžiagas pasisavina, jisai dirba autonomiškai, ne kaip automobilis ant paskutinės pavaros, bet jisai pamažu veikia, dirba ir jisai degina jūsų riebalus, jisai kuria jums tinkamus hormonus, tinkamą balansą jų palaiko, atstato jūsų pažeistą raumenų audinį, pavyzdžiui, raumenis, jisai paskatina jūsų organizmą tinkamai nagus kurti, plaukus, odą atstato ir taip toliau. Tai yra vien dėl to, kad jisai neužimtas nuolatinio maisto virškinimo proceso metu. Jam reikia pailsėti. Iš tikrųjų, aš prie to būdo priejau net nesąmoningai. Taip. Aš tiesiog pajutau, kad man taip yra gerai ir aš jaučiu, kad mano organizmas nėra apkrautas ir labai gerai viskas virškinasi ir aš jaučiuosi lengva tokia ir pakėlėta, sakykime. Taip, jums reikia tiesiog išbandyti. Aš jums pasakysiu, tai pirmos kokios 4-5 dienos galbūt bus sudėtingos, bet po to 6-7 dieną jūs jau įprasite. Ir jūs galvojate, okei, tai aš iš tikrųjų atsikeliu 6, bet aš nenoriu valgyti. Man yra lengviau pavalgyti kokio 9, o galbūt 10. 10 pavalgot, okei, plus 9 valandos, reiškia, paskutinis maistas bus 7 val. Vakaro. Mes labai dažnai turim tą tiesiog standartą galvoje, ryte atsikeliau taip 30 minučių ir aš turiu jau valgyti savo ten avižinę košę su bananu, dar su kažkuo ir taip toliau. Mes kažkodėl į galvą savo įkaliam tos standartus, kad pusryčiai turi būti po 30 minučių, kad tai būtinai turi būti avižų košė, kad pusryčiai turi būti sotus, tokie sunkus. Ir visiškai nesvarbu, kad tu pavalgius jauties tiesiog taip tragiškai, kad tau norisi atsisėsti ant sofos ir sėdėti, kad tu nejauti jokios energijos gavusi. Taip. Kažkodėl mes ant to uždarom akis ir nekreipiam į tai dėmesį. Nors iš tikrųjų yra begalė kitų variantų, kaip galima siekti rezultatų, kaip galima jaustis geriau. Ir šis būdas, apie kurį dabar kalbėjo Vadimas, protarpinis badavimas, yra vienas geriausių ir aš sakyčiau pasiteisinusių būdų. Taip. Ir iš karto prieikim turbūt prie praktinės užduoties. Produktai, kurie yra tiesiog geriausiai iš geriausių. Vat ką galima sugalvoti, tai yra geriausiai iš geriausių produktų. 3 produktai, kuriuos mano manimu ir Anastasijos manimu reikia valgyti tiesiog kiekvienam. Visų pirma, tai yra įprastas kiaušinis. Įprastas kiaušinis savie turi daug baltymų, daug riebalų, vitaminų, mineralų, visko. 2 pilni, kaip minimum 1, bet dar geriau 2 pilni kiaušiniai kiekvieną dieną, pusryčiams tai bus super. Avokadas, gerieji riebalai, taip pat visokiausių vitaminų ir mineralų savyje turi, plus sotumo jausmą jums suteiks, kiaušinienė su avokado, su dar keliom daržovėm ryte, patikėkit, pamaitins jūsų organizmą geriau negu ta avižų košė, su proteinu, su uogom, su žemės riešutų sviestu, su medumi, su čia sėklom, su asai uogom. Tokį bliūdą. Patikėkit, 2 pilni kiaušiniai, plus avokadas, plus ten pomidorai arba agurkai, bus žymiai geresni pusryčiai, negu jūs galvojate. Ir jeigu jūs galvojat, kad, pavyzdžiui, jūs dabar matot kiaušinis ir galvojat, čia virti kiaušiniai, kaip aš jų nekenčiu, kaip man jie nepatinka, tai aš jums atskleisiu paslaptį, kad nebūtinai valgyti tik tai virtus kiaušinius. Jos galima kepti, galima daryti omletą, galima daryti užkepėlius orkaitėje, galima daryti sumuštinį su kiaušinienė, galima išvirti kiaušinį, kas valgo virtus kiaušinius ir padaryti sumuštinį, tiesiog atskirai pavalgyti, kaip jūs norit. Ta prasme, gaminimo būdas yra antiek platus, antiek įvairiai galima pavalgyti tą kiaušinį, kuris yra atsibodęs visiems, kad tiesiog negalvokit, kad jeigu jūs kažkur laikotės kažkokio mitybos plano ir siekite rezultatų, kad jums reikės valgyti tik tai sausą neskanų maistą. Tai yra visiška netiesa, tai yra mitas. Ir tai netgi kenkia jūsų sveikatai, jūsų organizmui, jūsų psichologinė, emociniai būsenai. Emociniai būsenai 100% kenkia. Taip, žiūrėkit, čia yra sąrašas produktų, kurie yra geriausi iš geriausių. Tai prieš tai paminėti jau kiaušinius, avokadas, bananas duoda jums energijos, kalio daug duoda. Kalis mums reikalingas širdžiai. Dažniausiai mes privalgom daug druskos, bet mūsų organizmui turi būti druskų balansas. Mes
turim valgyti ir tos druskos, kurią mes valgom įprastą Himalajų arba jūros druską ir taip toliau, bet taip pat mums reikalinga ir kalio druska. Kalis mums reikalingas ir jis mes gauname iš bananų. Būtinai valgykit bananų. Kaip minimum, vieną bananą per dieną, nu arba bent kokius 3-4 per savaitę tikrai jūsų organizmas atsidėkos. Grikiai, nuostabus angliavandeniai, glitimo, gliuteno neturi, turi daug skaidulų, mineralų labai daug turi. Vištiena, vėlgi, galite pasigaminti, pas Anastasiją yra tiek daug receptų, viską jums suteiks. Alyvuogių aliejus, vietoj visokiausių ten saulėgrąžų aliejų, rapsų ir taip toliau, alyvuogių aliejus yra numeris 1. Mėsa, kaip minimum kartą per savaitę, mes valgom kiekvieną dieną tikrą mėsą, raudoną mėsą, jautiną. Jautina yra geriausi baltymai, geležis, tiesiog super. Sakysit, jautina sausa mėsa yra, bet klausykit, galima tokius troškinius pagaminti, galima su daržovėm pagaminti, viską ištroškinti ir tai visiškai nebus sausa mėsa. Užtenka prisigalvoti tokių atsikalbinėjimų, kurie dabar jau yra, tiesiog juokingi. Galima tikrai iš įvairių produktų gaminti labai skaniai ir paprastai. Ir maistas nebus nuobodus, nebus neskanus, jis nebus sausas ar dar ten kažkoks. Ja, ir nuobodus. Ir galite paimti tiesiog nusipirkti jautienos, jinai tikrai nėra brangi jautina. Padarykite, sumalkite pati, arba prašykite parduotuvį, jums sumals, padarykite maltinukus kažkokius, tai galite padaryti tako, galite padaryti bet ką, tiesiog bet ką. Ir tikrai jau faršas, jautienos faršas tikrai nebus jums sausas, jeigu ten pridėsite avokado, pridėsite svogūnų, pridėsite šiek tiek pomidorų, padarysite savotišką guacamole, iš vis super bus. Baltymai, riebalai gerieji, super. Po to, kokoso aliejus, numeris 1 dalykas, varškė, kokybiška, ne 0,5%, bet tikra, kokybiška, 7-9% riebumo, ten geri riebalai, svarbiausia yra saikas. Sezoninės daržovės, vaisiai ir uogos, būtinai ten skaidulų milijonas, vitaminų, mineralų ir ypatinga, kad tai būtų sezoniški vaisiai iš Lietuvos. Šilauogės auga dabar Lietuvoje, avietės auga Lietuvoje, braškės, žemuogės auga Lietuvoje, valgykit sezoninės Lietuvoje labai daug daržovės ir vaisius ir uogas. Taip, ko ne už ką nereikia daryti? Nereikia versti savęs, nes jeigu jūs save versit, tai bus trumpalaikiai rezultatai. Jūs turite suprasti, atsakyti savo klausimus, kodėl, ką jums tai duos ir taip toliau, ir tada jau pradėti nuosekliai siekti, eiti link savo rezultatų. Jokių būdų nelaikykitės dietų. Mes jau apie tai kalbėjom, kad tai yra trumpalaikiai rezultatai. Eliminuoti visą jums įprastą maistą. Aš jums net atskleisiu paslaptį, kad to visiškai net nereikia daryti. Nereikia tiesiog truputį pakeisti įpročius ir tiek. Nereikia atsisakyti visų jūsų pastoviai valgomų produktų. Nereikia pasižadėti kažkam. Maksimum jūs galite pasakyti savo, ko jūs norite ir kodėl jūs norite. O sakyti kažkam kitam, kad va, tu pamatysi, aš po savaitės ten atsikratysiu kažkiek kilogramų, nereikia to daryti. Jūs tai darote dėl savęs, o ne dėl kitų pirmiausia. Nutraukti ryšius su artimaisiais dėl sporto ir dietos. Jūs suprantat, kad tai yra nenormalu atsisakyti visų švenčių, visų pasibuvimų su savo šeima ir draugais, tik tai dėl to, kad jūs laikotės tiesiog dietos. Tikėtis stebuklo nereikia, nes mes žinome, jog visur reikia įdėti šiek tiek darbo, kad pamatyti rezultatą. Tapti veganu arba vegetaru. Čia yra vėlgi tas pats kraštutinumas, aš žinau dabar galbūt komentaruose kažkas pasakyti, aš veganas, aš vegetaras, nevalgau, puikiai jaučiuosi. Buvom veganais, buvom vegetarais, buvom pesketarais. Ne, vegetarizmas, veganizmas tai yra didžiausias skemas, mes buvom gimę ir mes buvom sukurti tam, kad mes valgytume mėsą, bet dažniausiai žmonės nemėgsta mėsos, nes jie už mėsą skaito, kaip ir daromi tyrimai. Raudona mėsa priveda prie aukšto cholesterolio. O sakykit, koks šaltinis buvo tos raudonos mėsos? Ir paima iš tikrųjų burgerius, nes, sakykime, iš greito maisto restoranų tinklo. Tai nėra raudona mėsa. Raudona mėsa tikra jautiena, sakykime, arba kokia nors žvėriena nepadarys jums sveikatos problemų. Jeigu jūs suvalgysite vieną kartą per dieną gerą steiką arba maltinuką iš tikros jautienos, patikėkit, jūs jausitės geriau negu blogiau. Mes neskaičiuojam, kad raudona mėsa arba tikroji mėsa yra kiauliena. Ne, kiauliena yra prasta mėsa, ten riebalų yra daugiau negu baltymų. Jautina. Tai yra numeris 1. Su ją galima daryti, kaip Anastasija minėjo, ir troškinius, ir steiką kepti, ir maltinukus daryti, ir tako, ir burgerius, su arba be duonos. Viską galima padaryti, bet patikėkit, veganizmas, vegetarizmas jūsų niekur nenuves, prasti bus
prasta bus pas jūs energija, bus prastesnė oda, plaukai ir nagai, turėsite mažiau energijos sporto salėje ir šiaip gyvenime ir patikėkit, jums bus problemos su geležies trūkumu. B12 ir geležis randasi tik tai, galima pasakyti, ekskliuzyviai raudonoji mėsoje, taip kad raudoną mėsą valgykit ir neikite tuos kraštutinumus. Aš noriu pabrėžti, kad veganizmas ir vegetarizmas nieko bendro su lieknėjimu neturi. Kadangi mes čia kalbam apie būdus, kaip galima sulieknėti, tai mes pabrėžiam, kad tapti veganu ir vegetaru tai tikrai ne vienas iš tų būdų sulieknėti. Atvirkščiai, nes kada jūs tampat vegetaru arba veganu, mes žinom. Tu ieškai tų produktų, jų nėra ir dažniausiai ten baltymų mažiau, ten daugiau angliavandenių riebalų ir dar visokiausių chemikalų. Ir kai tu pasižiūri, ką tu valgai, tu suvalgai tokį bliūdą maisto, neprisivalgai, bet ten kalorijų yra belenkiek, plus ten visokiausių priedų, aliejų, saulėgrąžų ir taip. Ten yra brūdos, žymiai geriau yra kiaušiniai, avokadas, mėsa, grikiai, daržovės, vaisiai, bet ne vien tik tai lapiniai arba ne vien tik tai, ką ten valgo, ką mes ten valgydavom? Ta užtepėlė, kaip jinai vadinasi? Humusas. Pasižiūrėkit, kiek kalorijų yra humuse. Ir jūs humusų nevalgysit be duonos, ne? Tai reiškia, jūs tepsit ant duonos. Duona plus humusas, pasižiūrėkit, kiek tenais kalorijų. Ir 99% jūsų humuso yra padaryti iš saulėgrąžų arba rapsų aliejaus. Ir tai yra visiškas šlamštas. Taip, negalima mesti produktų į šiukšlę dėžę, man atrodo, čia net nereikia komentarų sakyti, kodėl taip nereikia daryti. Nereikia pyktis su šeimos nariais ir bandyti juos pakeisti. Jūs pamatysit, kad jūsų šeima tiesiog pati po truputį įsitrauks į jūsų ritmą, jeigu jie matys, kad jūs jaučiatės geriau, jūs esate geresnės nuotaikos, jūs atrodote geriau. Tai man atrodo, kad kaip tik tas vaizdas ir nusiteikimas yra užkrečiamas ir kai jūsų artimieji matys tos pokyčius, tai jie ir patys susidomės ir patys norės pradėti tą kelią kartu su jumis. 100%. Ir nuo šiol gaminti vien sveiką maistą visai šeimai. Kaip mes ir prieš tai minėjom, jokių kraštutinumų. Taip. Piragus galime pasigaminti, pas Anastasiją yra begalė receptų, desertų, nedesertų, visko. Piragas vyšnių kėliau į savo socmediją, labai skanus piragas. 10 ingredientų turbūt maksimum, kiekvieną ingredientą žinai. Nes kai tu pasiimi ir nusiperki piragą iš parduotuvės, realiai pasižiūrėkite tiesiog į sudėtį. Jo, ten 50 ingredientų, 50 ir tu negali jų perskaityti. Tai faktas, kad tai kažkaip turbūt veikia, visi tie konservantai, dažikliai, skonių stiprikliai ir taip toliau. Jie jūs kažkaip veikia, būtent dėl to jūs prastai ir jaučiatės. Pasigaminkit namie piragą ir patikėkit, jūs žymiai geriau jausitės. Jūs man pasakysit, Anastasija, aš neturiu laiko stovėti prie podų. Tai patikėkit, aš antiek maksimaliai paprastus receptus duodu, kad kiekviena moteris galėtų atrasti laiko gaminimui, kuris užims nedaug laiko, bet maistas bus geras, kokybiškas ir, kas yra svarbus, skanus. Taip, ir be abejo tai darykite dėl savęs, o ne dėl kitų. Taip. Dabar vėlgi, pasižiūrėkite šitas 3 nuotraukos. Tai yra 3 nuostabios moteris, kurios sulieknėjo būtent Anastasijos programų metu. Parašykite komentaruose, įsižiūrėję gerai šitas nuotraukas. Ar jūs norėtumėte taip pat pasikeisti? Ar jūs norėtumėte tokių pat pokyčių, galbūt netgi didesnių ir geresnių pokyčių? Parašykite komentaruose, taip arba ne. Jeigu jūs norite sulieknėti, jeigu jūs norite sustiprėti, jeigu jūs norite pagerinti savo sveikatą, tai mes turime jums pasiūlymą. Šis pasiūlymas skirtas moteriams, kurios nori numesti svorio, pakelti savivertę ir atrasti meilę savo, tapti energingesnės ir atrasti laiko savo, atsisakyti neveiksmingų ir alinančių dietų ir pradėti valgyti skanų ir subalansuotą maistą, kurios neturi laiko važiuoti į sporto salę, namų sąlygomis pasiekti stulbinančių rezultatų, nori sustiprinti santykius su vyru. Kokie yra privalumai? Privalumai be abejo yra štai tokie. Galimybė viską atlikti jums patogiu laiku. Tai didelė moterų bendruomenė. Tai viskas vienoje patogioje vietoje jums patogiu laiku. Palaikymas ir motyvacija. Tinka kiekvienai moteriai ir nesvarbu, koks jūsų kūno svoris, jūs esate sportavusi iš vis gyvenime ar niekada nesate padariusi nei vieno pritūpimo sąmoningai. Taip pat mūsų programos yra skirtos ir jums taip pat parinksime jums programą. Taip pat galės naudotis visa šeima ir neprireiks didelių pastangų, kas yra svarbiausia. Aš manau, kad yra didžiausi tokie klausimai, žinok, kuriuos užduoda bene kiekviena moteris, kuri tik tai svajoja, galvoja, svarsto prisijungti ar ne, pradėti sveikai gyventi ar ne. Taip, tai turbūt paimkim šitus. Taip, aš tau užduosiu šitus klausimus. Tu man? Taip, aš tau užduosiu šitus klausimus. Okay. Aš nežinosiu, kaip pasigaminti maistą. Pas mus
sporto programos ir mitybos planai yra sudaryti taip, kad viskas yra vienoje vietoje. Mūsų mitybos planą atsidarai, ten yra pirkinių krepšelis, ten yra produktai, ką reikia nusipirkti, greitai, viskas suprantama, plus receptai ir patikėkit, aš galiu pasigaminti visus tuos patiekalus, kuriuos Anastasija surašė tuose mitybos planuose. Taip kad patikėkit, mielosios, jūs taip pat galėsite. Mums yra laikas svarbus, mes nenorim 40 minučių gaminti vieną patiekalą. Mes norim per 10 minučių pasigaminti, visa šeima pavalgo, visi laimingi ir einam savais reikalais. Kas į darbą, kas į mokyklą, kas užsimė savais reikalais, veiklomis ir taip toliau. Bet aš žinau, kad valgyti sveikai čia yra labai brangu, aš negaliu sau leisti brangaus sveiko maisto. Didžiausias mitas yra tame, kad žmonės galvoja, kad ta pati jautiena yra labai brangi, kiaušiniai yra labai brangus. Taip, jautiena yra brangesnė už kiaulieną, bet patikėkit, jautiena jums suteiks, tai bus investicija į jūsų ateitį, suteiks jinai jums daugiau naudingų medžiagų ir energijos ir jūs prisisotinsit labiau tais produktais. Kiaušiniai, avokadai, žuvis, jautiena jūs prisotins žymiai greičiau ir ilgesniam laiko tarpui negu kažkokie tai pusfabrikačiai arba kitoks šlamštas. Taip kad tai yra didžiausias mitas, netikėkit tuo, tai yra netiesa. Nežinau, beveik mane įtikinai, bet aš nemoku daryti tiesiog įprastų pratimų. Kaip aš čia galėsiu viską atlikti? Pas mus yra programos, kurios yra skirtos ir naujokiams taip pat. Tų programų metu Anastasija aiškina svarbiausius 10 pratimų, kuriuos reikia mokėti atlikti. Pradedant pritūpimais ir įtūpstais, yra pasakojama, kad jeigu jūs negalite atlikti įprasto pritūpimo, pabandykite štai tokį variantą, štai tokį variantą, štai tokią variaciją. Įtūpstai, mostai į šonus, pakėlimus bicepsų ir taip toliau. Kiekvienas iš šitų svarbiausių bazinių pratimų Anastasija juos paaiškina, kaip juos reikia atlikti, netgi jeigu jūs esat visiškai žalia, arba jūs sveriat 150 kg, arba jūs niekada gyvenime nesportavot ir neėmėt netgi kažkokį tos stiklinės ranką, kad padaryti su šito svoriu papildomu tą pritūpimą arba įtūpstą. Anastasija padarė viską, kad jūs, mano mielosios, žaliausias iš jūsų galėtų pradėti sportuoti ir nesijaustumėte tarsi atėjote į profesionalų lygą, kur visi moka, o aš tokia viena likau ir kažkur pabėgsiu. Viskas skamba labai gražiai, brangutė, bet žinok, man trūksta motyvacijos ir palaikymo, nieko čia nebus. Dėl motyvacijos ir palaikymo tu atsakyk, ką būtent tu darai su moterim iš psichologinės ir emocinės pusės, nes tu moteris ir programos yra skirtos tik tai moterims ir tu jų psichologiją suvoki geriau negu aš. Mano mielosios, aš žinau, ką jūs jaučiat. Aš žinau, ką jūs jaučiat viduje, kiek daug pasipriešinimo kyla viduje, kaip dažnai mes nenorim, kaip dažnai mes neturim nuotaikos, kaip dažnai mes esam pavargusios, kaip dažnai mums viską atsibostis ir taip toliau. Mergaitės, aš treniruočių metu maksimaliai su jumis kalbu apie tos mūsų vidinius reikalus ir bandau jūs maksimaliai palaikyti ir jūs motyvuoti, priminti jums, kodėl jūs norite tų pokyčių, ką jums tie pokyčiai atneš, kaip jūs galėsit jaustis po to, kai jūs kažką tai padarysite dėl savęs, kai jūs save pamirštate, kai jūs nedarote kažko tai dėl savęs, tiesiog elementaraus dalykų nepasportuojate arba nepagaminat savo gero sveiko maisto, nepasirūpinat savimi, kaip jūs tada jaučiatės, kas tada su jumis būna. Tiesiog, mergaitės, aš jums treniruočių metu suteikiu viską, ką galiu, visas savo žinias, visą motyvaciją ir palaikymą. Aš žinau, kad treniruočių metu jūs nesijausite vieniša. Jūs jausitės, kad aš esu visada šalia jūsų ir kad aš jums visada esu ištiesus pagalbos ranką. Ir tai yra labai svarbu. Svarbu yra žinoti, kad tavimi visada pasirūpins. Mielosios, specialus pasiūlymas jums. Jeigu jau pažiūrėjote šį seminarą iki pat pabaigos, mes turime jums specialų pasiūlymą, paketą, kuris vadinasi Viskas viename. Tai 3 sporto programos namuose, jūs galėsite bet kada įsijungti Anastasijos programas, iš bet kurio įrenginio, iš telefonų, iš planšetės, iš kompiuterių, televizorių, bet kur galėsite pasileisti ir sportuoti kartu su Anastasija 15 minučių per dieną. Taip pat tai yra 2 mitybos planai. Tai yra daugiau negu 10 skirtingų receptų, lengvų, skanių receptų, greitai paruošiamų receptų jums ir visai jūsų šeimai. Ir viskas tai yra vienoj patogioj vietoj. Ir dabar žiūrėkit, esminis klausimas, aš suprantu, kokioj dabar situacijoje kiekvienas iš mūsų gyvename. Esminis klausimas yra kaina. Mes padarėm šią programą prieinamą kiekvienai. Jūs man negalite pasakyti, tai yra per brangu, negaliu saulės. Ne. Ši programa yra skirta kiekvienai. Kaina yra 7,40 € per mėnesį. Absurdiška kaina. Pasirinkus metinį planą. 7,40 € pasirinkus metinį planą. Arba
Jeigu jūs norite mokėti kas mėnesį, 9 eurai per mėnesį. Taip. 9 eurai. Tai 2 kavos podeliai arba visą mėnesį sportuojat kartu su Anastasija, gerinat savo sveikatą, savo išvaizdą, savo pasitikėjimą savimi, savo psichologinę ir emocinę būklę. Taip kad pasiūlymas galioja tik tai dabar ir prisijunkite jau dabar paspaudus www.up.lt _light. Ir turėkite omeny, kad mes dabar tik taip, jums bežiūrint, mes galim priimti tik tai 20 iš jūsų. Naujų narių skaičius yra itin ribotas, tik tai 20 iš jūsų dabar priimsime už tokią kainą. Taip kad nieko nedvėjokite ir jau dabar spauskite nuorodą www.up.lt _light ir įsigykit narystę jau dabar, aš pažadu, kad jūs nepasigailėsite. Mergaitės, tai yra tiesiog kažkoks stebuklingas pasiūlymas jums už tokią kainą, tiek informacijos, konkrečios informacijos, konkretus planas, kurio jūs galėsite laikytis, kur jūs gausite viską, ką jums reikia. Pradžioje ir paskui tęsiant jūsų kelią. Aš kviečiu jūs išbandyti ir eiti sveikatingumo keliu kartu su manimi, nes tai yra vardan jūsų sveikatos, vardan jūsų savijautos, vardan jūsų išvaizdos, vardan jūsų emocinės būsenos, vardan jūsų laimingesnio, geresnio gyvenimo. Prisijunkit, mergaitės, aš jūsų laukiu. Moving forward.